Sveiki, esu Vytautas Ašeris, dirbu inžinerijos direktoriumi Vintede ir dėstau profesionalumą ir etiką Vilniaus universitete, matematikos ir informatikos fakultete. Šiandien pakalbėsiu su savo kolega ir geru draugu Donatu Kimučiu apie jo patirtis, mokantis matematiką ir matematikos taikymus. Party hard, study hard. Matematika, matematikos taikymai, BUMT inžinerijos direktorius Vinted. Labas, Donatai. Labas, Vytautai. Tai ką, pakalbėkim, kaip tau sekės matematikos informatikos fakultete. Abudu pajakavom, kad tai jau buvo gan senai, 2010 metais. Įstojai į... Net keista kaip senai. Jo. Įstojai į matematiką ir matematikos taikymus. Taip. Nu tai papasakok, ką mąstei, kai rinkaisi? Jeigu mane žmogus paklaustų, kodėl reikia studijuoti matematiką apskritai, nes aš dirbu IT, tai kam ta matematika, ne? Nes matematika yra universalus mokslas. Tu jį gali pritaikyti ir IT, ir medicinoje, ir buhalterijoje, bet kur iš esmės. Tai čia ir yra tas matematikos paprastumas iš esmės, kad kai tu jau tai suprasi, tai tų žinių, to supratimo ir tų konceptų supratimo tu niekur kitur ir neįgausi. O kaip ir minėjai, su IT tikrai galima išmokti ir ne universitete, bet čia irgi aš sakyčiau, nereikia prisisvajoti, kad pažiūrėsiu 3 mėnesius kursus ir būsiu IT-šnikas. Gal ir būsi, bet dar daug dar reikės žiūrėti. Čia labai nesunkiai gali nuskambėti, kad mes sakom, tai arba stoji matematiką 4 metam, arba 3 mėnesius pasimoka IT ir varai programuoti iš tų 3 mėnesių. Tai ne, taip nevyksta. Yra tie patys programuotojai. Gali labai lengvai pasakyti, kad čia tas, kuris 3 mėnesius pasimokė, čia tas, kur tvarkingai, lygiai taip pat kaip matematika, atsimokė prie lentos tą IT. Prie ekrano dažniau. Ar kai stojai, žinojai, kad Jonas Kazlauskas šitą specialybę? Tikrai ne. Pamėginkim nert giliau apie patyrimą tau įstojus į matematikos informatikos fakultetą, nes kas vyksta 11-12 klasėje ar dar anksčiau, yra labai aiški rutina. Kalbant apie pokytį atėjus į universitetą, tai jo, labai jis nemažas yra vien iš tos prasmės, kad tu ateini iš tos situacijos, kur esi vienas iš protingesnių to dalyko supratėjų ir žmonių klasiai, kur visi panašaus lygio. Tai čia yra vienas pokytis, o kitas pokytis yra, kad, kaip ir minėjai, tai mokytojai mokykloje tikrai stengiasi paruošti informaciją, rūpinasi, kad tu ją išmoktum, kad priimtum tą informaciją, o universitete yra labiau informacija pateikiama ir tada jau tavo reikalas yra, kiek tu jos nori pasimti ir kaip tu ją nori pasimti. Ir pradžioj tą suprasti yra sudėtinga ir tu, aišku, gauni truputį daugiau laisvės, nes išvažiuoji kažkur kitur, tavo gyvenimas pasikeičia. Tai užtrunka laiko suprasti, kad vertinga ir naudinga yra tą informaciją imti kiek įmanoma labiau ir nuosekliau, nes tada ateina sesija ir tada jau visi tą informaciją pradeda imti ir būna sudėtinga. Tai. Čia turbūt viena iš priežasčių, kodėl darom šitą video, kad kuo labiau perteiktume tą informaciją, kokios tos patirtis būna pirmam, antram kurse, ko tikėtis ir ko nesitikėti. Kogi turėtų tikėtis ir ko neturėtų tikėtis tie moksleiviai, kurie įstos į matematiką ir matematikos taikymus. Tai visų pirma, ko turėtų tikėtis, tai tikrai labai daug informacijos. Yra daug skirtingų matematikos sričių. Tuo pačiu, stojant į matematikos ir informatikos fakultetą, pirmose kursuose tu lygiai taip pat kaip ir visos kitos studijų programos gauni ir programavimo žinių, ir tokio bendro išsilavinimo tiesiog paketą tokį, sakykime. Tai informacijos yra labai daug, bet tuo pačiu matematika yra tokia gili ir jos yra tikrai didelis kiekis, kad yra sudėtinga tą perprasti iš pat pradžių. Tai yra, sakyčiau, miskonceptas, kur galvoja, kad matematika, tai visi turi išmokti ir iškalti viską mintinai. Tai taip iš tikrųjų nėra. Tu turi pradžioj kažkiek išmokti, kad suprastum, kaip tai veikia, kokie konceptai ir tada tu viską pritaikydamas, gali net mintinai nemokėdamas, pats išsivesti savo formuluotės. Tai čia turbūt ta vieta, kur galim padaryti staigų posūkį į kitą pusę.
Nes turbūt ir tavo profesiniam kelyje toks tam tikras posūkis įvyko. Taip, nuo šono neįsigilinus žiūrint, gali atrodyti, nu tai ką, matematikos taikymai, bumt, inžinerijos direktorius Vinted. Prieš tai inžinerijos vadovas, engineering manager Vinted. Prieš tai Danske bankas programuotojas. Chapter leadas, programuotojas, gyvybės draudimo agentas. Nu va. tai tas kelias toks atrodo, kad tas universitetas matematika ir tada toks, koks 20 ar 30 posūkių į kažkurią kitą pusę. Bet man va ta mintis ir kilo, kai pasakoji apie reikia suvokti pradinius dalykus, o tada jau moki pasidaryti išvestinės to. Tai turbūt kažkas panašaus ir su specialybė yra, ne? Labai panašiai iš tikrųjų, bet tuo pačiu aš gal sakyčiau, kad atsiranda daug daugiau konteksto ir daug daugiau supratimo, tai ką iš tikrųjų daro įvairių specialybių žmonės. Nesakyčiau tuo pačiu, kad matematikos nepritaikiau tame, ką dariau, nes tiek programavimas, tiek matematika, ypatingai matematinė analizė, yra apie problemų sprendimą pritaikant įvairius konceptus. Tai vat, tas kritinis mąstymas yra vienas iš tų dalykų, kuris geriausiai persiteikia būtent šitoj srityje. Taip turbūt labai supaprastintai mąstant, galim sakyti, kad bendrai mąstymas yra dedukcija. Tu gauni kažkokių faktų ir iš to turi gebėti padaryti išvadas. Ir čia turbūt gal įdomu bent kažkiek pakalbėti apie tai, kaip tai atrodo tavo kasdieniniam darbe dabar. Tai dabar inžinerijos direktorius. Ir irgi taip pat yra kažkokia informacija, reikia daryti kažkokias išvadas, kažkokius sprendimus, tai gal kažkiek apie tai. Aš atsimenu, kažkada kalbėjau su kolegom ir su draugais, kurie yra netiek daug susijęs su IT ir man pasako labai įdomu misconceptioną, kad kuo užimi aukštesnės pareigas, tuo tu mažiau turi dirbti ir iš esmės tuo tu gali būti labiau atsipalaidavęs, sakykime, nes tu jau esi vadovas. Tai man čia yra turbūt didžiausias misconceptionas, koks gali būti, nes kuo tu užimi aukštesnės pareigas, tuo tu daugiau informacijos prieini ir gauni ir turi priimti įvairius sprendimus ir išspręsti tas problemas. Tai būtent, vat, kaip tu ir minėjai, ta ir dedukcija ir tas kritinis mąstymas čia labai svarbus yra ir ypatingai vadovo darbe sugebėti pažiūrėti iš aukštai į problemą, matyti visą organizaciją, bet tuo pačiu, kai reikia prieiti ir žemiau, pačiam pasiskaičiuoti, ką reikia padaryti, kažką, ką reikia, neįkainojama patirtis. Gan dažnai aš pastebiu ir kalbėjom prieš pradėdami įrašinėti, kad būna, kad moksleiviai spraudžia į save į kampą, tai čia tą ar tą pasirinkti. Ir mums lik ir gimė tokia mintis, kad tai kryptį tai reikia žinoti. Jeigu blaškaisi tarp medicinos ir informatikos, tai gal kažkaip reikėtų susikaupti, bet jeigu ten kalbam apie tiksliuosius mokslus tiesiog, tai turbūt pastangos, disciplina, noras išneš vis tiek tave ten, kur tu nori būti. Aš sakyčiau, labiausiai svarbus dalykas yra bandyti suprasti dalykus, o ne juos iškalt. Ir tada gal net nėra labai didelio skirtumo, į kurią tu kryptį nueisi. Aišku, aš labai sutinku su to, ką tu sakai, kad jeigu tu renkiesi tarp gamtos mokslų ir tiksliųjų mokslų, vėliau tau reikės daug daugiau darbo įdėti, jeigu tu norėsi pereiti iš vienos krypties į kitą. Bet apskritai aš manau, kad moksleiviams nereikėtų stresuoti galvojant apie tai ką aš čia dirbsiu pasirinkęs būtent šitą specialybę. Jeigu jūs mokysitės, dirbsit ir stengsite suprast, ką darot, nemanau, kad bus kažkokių problemų. Kiek siurprizų tenai? Kas labiausiai nustebino, kai jau pradėjome paskaitas vaikščiot, kad nebuvo to tokio didelio glostymo iš dėstytojų, tai susipažinkim šiandieną. Man labiausiai gal įstrigęs vienas dėstytojas yra, kur atėjom pačią pirmą paskaitą, pratybų paskaita buvo matematinės analizės. Tai jisai įėjo į klasę, pasižiūrėjo, sako, labą dieną, atsiverskite šiandien skyrių tą, spręsim šitą, prašau ateikit kas nors prie lentos. Tai vat toks ir susipažinimas buvo. Kalbant apie dėstytojus, gal dar kokių įdomių istorijų? Tai vat šitas dėstytojas turbūt, kurį minėjau, tai Gintaras Puriuškis, turbūt vienas iš autentiškiausių dėstytojų, su kuriais esu susitikęs,
iš tikrųjų labai geras dėstytojas ir turėjo savo tokią metodiką, kur tiesiai šviesiai eina visada prie reikalo, kartais pajuokauja. Ir iš tikrųjų šitas dėstytojas buvo tas, kuris visgi galiausiai turėjo geriausią santykį su studentais, nors jo pradžia buvo tokia, kad sveiki, atsiverskim puslapį šitą. Tai tas iš tikrųjų labai įdomus. Tada galbūt irgi įdomus dėstytojas buvo, tik pamiršau dabar vardą, bet pavardė turėtų būti žinoma, Štikonas. Artūras Štikonas. Artūras Štikonas. Tai jisai dėstė diferencialinės lygtis, irgi labai charizmatiškas dėstytojas, kuris matosi, kad tikrai myli tą, ką daro. Ir dar vieną dėstytoją atsiminiau, tai Ramūnas Garunkštis, dėstytojas, pas kurį ir savo bakalauro darbą rašiau, aš visada žavėdavausi, kaip jisai pateikdavo įvairius skaičiavimus ir tokias sudėtingas lygtis, atsisuka į tą lentą, pažiūri ir wow, matot, kaip čia viskas gražiai išsisprendžia. Kaip jis tą grožį matydavo tame, tai tikrai buvo labai įspūdinga. Paminėjai Artūrą Štikoną, tai aš kažkiek pažįstu jį iš tų laikų, kai pats studijavau. Ir jo žmona taip pat, Olga Štikonenė dėsto, tai ten toks šeimos meilė matematikai turbūt. Ir man kyla tokia mintis, kad turbūt matematika yra ta mokslų sritis, kur tos meilės tai mokslo sričiai turbūt yra daugiau negu kai kuriuose kitose vietose. Visai nemažai ten to šiltumo yra. Ir aš kažkurio metu tą šiltumą ten irgi supratau, nes kai tu pradedi nebeiškalti dalykus, o suprasti, tai iš tikrųjų būna gražu, kaip sudėtingi dalykai labai paprastai įsisprendžia. Ir, pavyzdžiui, konkrečiai šitas konceptas man ir dabar yra labai svarbus, kad kaip įmanoma paprasčiau išspręsti sudėtingus dalykus arba kaip įmanoma paprasčiau pateikti tuos dalykus, kad visi suprastų. Tai čia ir yra visas tas grožis. Įsivaizduojam, kad mūsų klauso kažkas, kas mokosi 8, 9 ir 10 klasiai. Na ir jie dabar jau svarsto čia, ar matematika, ar informatika. Ir mes turbūt nesitikim, kad čia kažkaip mūdu galėtume pateikti tokią sidabrinę kulką ir jie pažiūrėję tą video jau užsirašo dabar savo stojimą, kur jie stos dar iš 2 metų. Bet turbūt galim kažką pamėginti išmąstyti ir patarti, ką jiem reikėtų padaryti, kad susirinkti daugiau informacijos ir priimti labiau tokį edukuotą sprendimą. Aš visų pirma sakyčiau vis tiek pasižiūrėti, kuris dalykas tau teikia daugiau džiaugsmo. Čia gal yra vienas iš svarbiausių dalykų, nes tau su tuo reikės gyventi tada dar 4 metus po mokyklos. Bet apskritai tai yra labai daug dalykų, kuriuo aš nedariau ir kuriuos rekomenduočiau padaryti būsimiems studentam. Tai visų pirma, išsianalizuoti. Iš tikrųjų tai nėra labai sudėtinga, bet kiekviena studijų programa turi savo aprašą ir ten yra ganėtinai detaliai aprašyta, ką tu mokinsies, kokius įgūdžius įgavusi ir tas iš tikrųjų yra svarbu. Tuo pačiu bent jau matematikos ir informatikos fakultete, tai tikrai galima susisiekti su dabar studijuojančiais studentais. Jų kontaktai yra ir internetiniam puslapyje ir jie tada papasakoja irgi, kaip jie dabar jaučiasi, ką mokosi, kokios karjeros tos pačios galimybės. Ir tuo pačiu būna ir atvirų durų dienos, kur tu gali daug daugiau suprasti. Bet apskritai, kaip ir kalbėjom prieš tai, aš per daug nepergyvenčiau dėl informatika versus matematika, nes tai abu yra tikslieji mokslai ir jeigu norėsi pakeisti kryptį tai nebus taip jau sudėtinga. Koks tu buvai studentas? Tai nebuvau aš pats pavyzdingiausias studentas, bet nebuvau tikrai ir kažkoks labai blogas studentas. Pas mane buvo toksai gal nusistatymas, kad yra laikas, kada reikia pašvęsti ir tą reikia padaryti ir yra laikas, kada reikia pasimokinti. Tai čia tas toks pasakymas, party hard, study hard. Tai iš esmės aš kaip žiūrėdavau, kad gal ne nuo pirmų kursų, bet nuo 3 kokio kurso supratau dalykus, kuriuos noriu ateiti dažniau ir noriu tą informaciją išgirsti iš dėstytojo, o ne pats bandyti suprasti.
ir dalykus, kuriuos iš tikrųjų gal galiu ir pats pabandyti suprasti, gal ne visas paskaitas ten praleisti, ne, bet dalį. O tuo pačiu bendrabutį gyvenimas iš tikrųjų irgi turi, daug turi savotiškumo, nes vienas dalykas, tai tu jau išeini iš savo šeimos namų ir gauni ir tą atskirtį, ir daugiau laisvės, ir visiškai kiti žmonės, ir gyveni 3-15 km2 kambarį, bet iš to atsiranda labai geras dalykas tas, kad tu gyveni su bendraminčiais, su panašius dalykus studijuojančiais, arba gal net ir tos pačius dalykus studijuojančiais žmonėm, tu gali susirinkti tiek pasimokinti, tiek pavakaroti, ir atsiranda tokia kaip ir nauja šeima, draugų ratas. Naujas socialinis ratas. Jo. Matematika ir matematikos taikymai. Tai kas yra matematika? Žino visi turbūt, kas žiūri tą video. Nėra žmogaus turbūt, kuris žiūrėtų šitą video ir nežinotų, kas yra matematika. Matematikos taikymai jau įdomiau. Ir čia mes kažkaip lyg ir kalbam, kad tie taikymai gali būti ir siauresni, ir ten labiau pritaikytini tiesiogiai, ir gal platesni. Tai gal kažkiek pakalbėkime apie tai, ką reiškia tie matematikos taikymai ir kaip plačiai ta matematika prisitaiko. Tai visur prisitaiko, aš manau. Čia aš gal net nevardinsiu visų pavyzdžių, bet vienas iš man labiausiai nustebinusių, gal sakyčiau, žmonių, kurie yra baigę būtent šitas studijas, tai yra Jonas Kazlauskas, kuris, kaip žinom, yra vienas geriausių arba geriausias Lietuvos treneris krepšinio. Ir matosi turbūt net ir iš jo braižo, kad jisai labai mėgdavo apibrėžtumą, aiškumą, tvarką, labai gerai suprasdavo žaidėjų judėjime įtaką, nes tai iš esmės yra kaip lygties sprendimas. Tai lygiai taip pat, ar tai yra krepšinio aikštelė, ar tai yra IT įmonė, ar tai yra logistikos įmonė, ar tai yra bet koks kitas darbas, tu gali matematikos tos taikymus, tos konceptus iš esmės pritaikyti, spręsti įvairias problemas, turėti apibrėžtumą ir žiūrėdamas į labai sudėtingus dalykus, tu gali juos supaprastinti ir iš esmės suprasti. Kažkiek dar noris pakalbėti apie kiek dirbi individualiai, kiek dirbi toj oficialioj mokymosi erdvėje. Pirmi kursai būna, jeigu gerai pamenu, pakankamai užimti ir tom kontaktiniam valandom su dėstytojais, nes būna daug įvairių dalykų, bet vėlesniuose kursuose tai paskaitų tikrai mažėja, bet darbo po paskaitų tikrai daugėja. Aš bent jau iš savo atminties, kiek pamenu, tai mokykloje pas mane būdavo gal 6 valandos, tarkim, mokykloje, iki 2 valandų namie. Tikrai iki 2 valandų. Universitete tai buvo dienų, kur buvo 0 valandų, bet dėl to kai kurios dienos būdavo 5 valandos tada. Namų darbų. Namų darbų, jo, tam, kad suprastum. Tai iš esmės toksai, tiesiog, kad tu turi savo ritmą, kurį tu susidėlioji ir jeigu tu nepadarai vieną dieną, tai tu moki tą skolą kitą dieną. Tas labai faina, šito pokalbio metu kažkaip ir pažinti tave labiau, ir prisiminti, koks šiltas mokslas yra matematika ir kiek jisai iš tikrųjų daug duoda. Tai ką, ačiū Donatui už pokalbį. Ačiū tau. Ir iki. Iki.